Labas vakaras visiems. Šiandien su jumis bus Aušra ir šiandien pakalbėsim apie tai, kiek reikia partnerių, jeigu norite uždirbti ten $1000, 2500. Uždirbus 2500 pas mus kompanijoje jau yra padaromas rangas, uždirbus 5000 jau prie kito rango naini. Ir pakalbėsim šiandien būtent, kiek reikia partnerių, jeigu jūs užsiregistruojat, pavyzdžiui, lyderiu ar bulderiu ir kaip viskas tai atrodo. Tai pirmiausia, turbūt pradedant verslą, suprantate, ne, kad pirmiausia pačiam reikia prisijungti į kompaniją, nusipirkti paketą. Tai jeigu pradėt nuo to, kad mes turime 3 paketus, su kuriais galima startuoti į kompaniją. Tai lyderiai daugiausia pasirenka partneriai tie, kurie nori tik tai vartoti produktą, jie už 102 eurus nusiperka 3 produktus, pradeda juos vartoti, paskui jau su mažesne kaina perkasi ir pasipildo ir taip pavartoja, kad pajausti produkto naudą. Bulderį dažnai perka partneriai, kurie nori ir savo, ir šeimai, kad ir šeimos nariai vartotų, arba jau dalį produktų galima parsiduoti. Pionierių daugiausia ateina tie partneriai, kurie nori dirbti, uždirbti ir jie nori turėti prie savęs produktų, jeigu kažkam pasiūlys, papasakos, tai jisai gali jau iš karto parduoti. Ką noriu pasakyti? Kiekvienas produktas startiniam rinkiny, vienas produktas kainuoja 34 eurus ir turi jisai tam tikrą kiekį taškų. Ir kiekvienam pakete jūs matote, kad yra ir taškai nurodyta, ir suma, ir kiek vienetų produktų. Ir visą laiką, jeigu jūs būsite lyderiu, nuspręsite eiti pasikelti į bulderį, jums nereikės pirkti per naują bulderio arba pionieriaus. Jums užteks damokėti skirtumą tarp 408 ir 102, 306 eurus dasimokėsit ir jūs jau tapsite bulderiu. Arba lygiai taip pačiai 782 dasimokėsit ir tapsite pionieriumi ir aišku gausite papildomai produktų. Nes jeigu buvot lyderiu, turėjote 3 produktus, tai dar pasikėlę iki pionieriaus gaunate dar 23 produktus. Toliau jūs tapę pionierium visą laiką produktą pirksite su nuolaida ir dalyvausite visose akcijose. Labai naudinga registruotis į kompaniją, kad gauti geriausią kainą. Vat ir šiai dienai mes turime akciją vienam iš produktų ir sakyčiau, gan labai patraukli akcija. Tai registruotis verta dėl to, kad turėti savo galimybę pirkti pigiau produktą arba susikurti komandą ir uždirbti pinigus. Tai galiu pasakyti, kas tikrai rimtai žiūrite į verslą, rekomenduoju iš karto nuo pionieriaus pradėti, nes kai jūs pradėsit registruoti partnerius, jūs gausite patį didžiausią komisinį. Šiandien apie tai nekalbėsiu, nes šiandien būtent tema, kiek reikia partnerių, kad uždirbti, pavyzdžiui, 1000. Ir va dabar šitoj lenteliai labai aiškiai matosi, jeigu jūs esate lyderis, susimokėjot $102, ar eurai tas pats pas mus, ir jūs norite uždirbti. Tai jeigu jūs norite uždirbti $1000, tai jums ir registruosite partnerius irgi tik tai lyderiais, pavyzdžiui, tai jums reikės, kad uždirbti 1000, užregistruoti 32 partnerius. Jie nesvarbu, ar jie pas jūs ateis vartotojais, ar jie pas jūs ateis į verslą, bet 32 partneriai turi būti. Jeigu jūs norėsite uždirbti 2500 ir dar būsite nepasikėlę iš lyderio, jums reikės 79 partnerių, jeigu juos visus registruosite lyderiais. Dabar kita situacija, jeigu jūs
bulderius, būsit bulderis ir registruosite bulderius ir norit uždirbti 1000, tai bus 11 žmonių. Jums reikės į komandą pasikviesti. O jeigu jūs esat pionierius ir registruosit pionierius, kad uždirbti 1000, reikės 6 pionierių. Galiu pasakyti, čia šitie paskaičiavimai padaryta, kada jūs pats statote ir į kairę, į dešinę. Mūsų atlygio planas turi linijinį marketingą ir binarinį. Ir jūs statote ir į vieną, ir į kitą pusę patys. O paskui pradeda ir jūsų partneriai statyti, viskas vyksta greičiau, bet pradžia vat yra tokia. Tai čia vat, jeigu jūs esat, dabar jeigu jūs esat bulteris ir registruojate bulderius, ane, tai jums reikės 1000 žmonių. Ir kad tai yra 1000 partnerių, 8 žmonių. Ir atkreipkite dėmesį, jeigu jūs buvot lyderiu, kiek reikia žmonių ir kiek reikia, jeigu jūs esat bulderis ir norit uždirbti 1000, reikia 8 žmonių. Jeigu pasižiūrėt, grįžt atgal, palaukit, kaip čia man grįžt atgal, pašičiava, ane? Jeigu jūs buvot lyderis, tai jums 11 žmonių reikia, kad uždirbti 1000, registruojant bulderius. O kada jūs jau esat bulderis ir norit registruoti bulderius, jau reikia jums tik 8 žmonių, kad uždirbti 1000. Tai ką tai reiškia, aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad kuo aukštesnis jūsų pačių paketas, tuo jums reikia mažiau žmonių. Tada gaunasi, nes jūsų pačių komisinis yra didesnis, kompanija moka didesnį komisinį didžiausiam paketui. Tai ir tai labai svarbu, ne? Ir dabar, jeigu jūs esate pionierius ir norite uždirbti 1000, jums užtenka tik tai 3 partnerių, jeigu jūs registruosite pionierius. Bet jeigu jūs registruosite bulderius, 7 partnerių jums reikės. O jeigu registruosite lyderius, jums reikės 30 partnerių. Tai va čia va labai aiškiai šitoj lentelėje parodyta, jūs visada galėsite įsijungti šitą įrašą ir pasižiūrėti, nes labai aiškiai parodyta, va jeigu jūs esate pionierius, registruojat pionierių, jūs gaunate 347 komisinį. Bet tada, kai yra pora. Kartais būna, kad į priešingą pusę, kai statot, tai va šito 93-60 negaunate. Kai tik atsiranda pora, va šitą pilną komisinį. Bulderį registruojant 145 gaunat, registruojant lyderį gaunat 33. Tai vat, jeigu jūs nusiteikę greičiau sukurti komandą, daugiau uždirbti, parodyti partneriams, kad galima uždirbti, tai tikrai rekomenduoju pačiam kuo greičiau pereiti į pionierių. Pradžioj gal į bulderį, į pionierių. Dar ką noriu pasakyti. Jeigu jūs esat lyderis ir dar nesat perėję į bulderį ar į pionierių, tai kada jūs registruojat didesnį paketą negu jūs esate, tai dalis komisinio persikelia į upgrade sąskaitą. Ką tai reiškia upgrade'as, tai yra, kada kaupėsi atskiroj piniginiai pinigai ir kai jūs nuspręsite pasikelti bulderį, tiesiog dalį iš tos, ne dalį, o visus tuos pinigus, pakeliant paketą, jūs galėsite panaudoti. Jie niekur nenueina, tas skirtumas niekur nenukeliauja, bet kada jūs registruojate didesnius paketus negu patys esat, viskas nusėda į tą upgrade sąskaitą ir tą komisinį, kurį galima iš karto naudoti, viso negaunate. Iš vienos pusės tai kaip ir gerai, kompanija padeda jums paskelti kitą paketą. Iš kitos pusės, atrodo, visai norėtųsi visus tuos pinigus gauti. Tai todėl kiekvienas žiūrit pagal situaciją, kaip jums geriau padaryti. Tai va, jeigu jūs esat pionierius ir norite uždirbti 2500, aišku, palaipsniui viskas tai vyksta, ne? Ir 2500 uždirbus jau jūs padarot pirmą rangą. Tai reiškia, kad jau jūsų komanda bus tikrai paaugus.
jau jūs kaip ir žinot, ką darot, ne? Tai jum registruoti pionierius reikės 7 partnerius. 7 partnerius užregistruosit ir jūs tapsite Gold rangė. Rangas duos jums papildomą komisinį, atidarys mečio bonusą komisinį nuo jūsų komandos. Tikrai verta eiti link to rango. Iš vis pasižiūrėkite mūsų video apie rangus ir pamatysite, kodėl yra naudinga eiti link rangų. Jeigu jūs pionierius ir registruojate tik tai bulderius, tai žinokit, kad uždirbti 2,5 tūkstančio jums reikia pasikviesti 17 partnerių. O jeigu tik tai lyderius registruosi, tai net 74 partneriai, tai iš tikrųjų yra nemažai. Tai geriau padėkit partneriams, nesvarbu, gal jie ir su lyderiais ateis, bet paskui pasikelti. Čia, aišku, viskas aktualu, tai ką šiandieną kalbu, tiems partneriams, kurie dirba, kurie ateina užsidirbti. Tai va, ką jūs gausite atėję į kompaniją ir prisijungę? Visų pirma, jūs gausite su nuolaida visus produktus. Visą laiką galėsite naudotis su visom akcijom. Šiandien dienai akcija yra Sunrise, mūsų mėgstamiausias jaunystės eleksyras Sunrise'as, ne? Ir būtent šį mėnesį, iki mėnesio galo, Sunrise yra akcija 2 pirki. Ir trečias yra už tik tai $5 produktas. Tai tikrai, kas naudojate daugiau Sunrise arba jo daugiau parduodate, tai tikrai rekomenduoju pasirūpinti. Būna akcijos ir kitiems produktams. Praeitą mėnesį visam trikampiui buvo akcija ir kompanija vis prigalvoja, kad mums padėti. Tai va, tai dar galiu priminti, kad šį mėnesį yra akcija, jeigu jūs esat pionierius ir užregistruosite 2 pionierius, vieną į kairę, kitą į dešinę, papildomai nuo tų uždirbtų pinigų dar gausite iš kompanijos $100 bonusą. Tai tikrai verta pasistengti. Tai va, tai prisijungus gausite gerus produktus, mokymus, daug įrašų labai turime, kada žmogus gali savarankiškai savo tempu žiūrėti ir pradėti judėti. Tai šį taip